Sveiki kolegos, kaip klijuoti klijinį įdėklą teisingai. Dedam klijinį įdėklą ant audinio blogosios pusės, klijų taškai turi būti į audinio pusę. Uždedam reikiamoje vietoje, ištaisome ir klijuosime lygintuvu. Dedame lygintuvą ant klijinio įdėklo juostelės ir spaudžiame garą, laikome 3-4 sekundės su garu. Kol spaudžiate garą, jisai atitirpdo klijus. Dabar kokias 5-6 sekundės laikome be garo, tam, kad klijai suliptų ir susiklijuotų klijinio įdėklo juostelė ir audinys. Suklijavom, viskas kokybiškai sulipo, dar siuvėjai sako, sudubliavome. Dubliuojamos tam tikros reikiamos vietos. Tikiuosi, kad šita pamoka jums buvo naudinga. Jeigu taip, spauskite like. Ir susitikim kitose pamokose. Su jumis buvau aš, Ramunė Savilienė.